Sveiki! Tai šiandienos analizė yra apie tai, kada jūsų gyvenimą ateis ilgalaikis, rimtas, abipusis partneris arba partnerė, su kuriuo jūs sies abipusis meilės, romantinis meilės ryšys. Tai va, dėl ko dabar toks ilgas pavadinimas analizės, todėl kad žmonės labai dažnai neteisingai užduoda klausimą apie tai, kada jie sutiks savo antrą pusę. Taip ir paklausėt. Kada sutiks antrą pusę? Tai žinokit, kad šitas klausimas iš tikrųjų veda prie neteisingo atsakymo, nes jūs sutikti kažkokią antrą pusę, tai galit, kad ir rytoj, nežinau, ten prekybos centre, tai jums pasirodys, kad tai jūsų antra pusė. Tai nereiškia, kad tam žmogui taip pat atrodys. Arba klausia žmogus, kada jį kažkas įsimylės. Tai galbūt, jeigu jūs kažkas įsimylės, nereiškia, kad ir jūs įsimylėsit tą patį žmogų. Tai dėl to mes šiek tiek paanalizuosime kitaip. Ir kad būtų kuo tikslesni atsakymai, tai klausimą formuluosim būtent taip, kada jūsų gyvenimą ateis ilgalaikis, rimtas partneris arba partnerė, su kuriuo jūs sies abipusis meilės ryšys. Tai pagalvokite apie save, jeigu dar neturite partnerio ar partnerės, vyro žmonos. Jeigu turite, tai šitą analizę ne jums, jinai jums tiesiog pasakys ne tą atsakymą, kuriams reikia. Nes jeigu jūs vis dar esate santykiuose ir norite jau kitų santykių, tai nauji santykiai, kokybiški nauji santykiai negali ateiti tol, kol yra užimta vieta. Tai žinokit, pirmiausia, atlaisvinam vietos, gerai? Tai va, tai pagalvokite apie save ir pagalvokite apie antrą pusę, partnerį ir partnerę, su kurio jūs norėtumėte iš tikrųjų būti, koks tai žmogus turėtų būti, koks tas santykis turėtų būti, kaip jis turėtų atrodyti, kaip jūs norėtumėte jaustis tuose santykiuose, prie ko tas santykis jūs atvestų. Tai pamedituokit šiek tiek, pagalvokit ir pasirinkite kortų poziciją, tai pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija ir ketvirta pozicija. Tai jeigu dar nespėjot pasirinkti pozicijos, dabar galite tą padaryti ir mes einam prie pirmos pozicijos. Taigi, pirma pozicija, žmonės, kurie žiūrėsite pirmą poziciją. Jūsų kortos yra... Jėzau, užkrito, palaukit, Tower of Dreams, taip. Sapnų arba svajonių taro. Taip, gerai, tai pirma pozicija, žmonės, kurie žiūrės pirmą poziciją, kada į jų gyvenimą tikėtina, kad ateis ilgalaikis partneris ar partnerė, rimtas žmogus, su kuriuo sies ilgalaikis abipusis romantinis meilės ryšys. Na, pažiūrėkim. Gerai. Laukiat jūs jau labai. Čia panašu, kad žmonės, kurie iš tiesų... Gerai. Kurie iš tiesų labai ilgai jau laukiat kažkokio partnerio arba partnerės, net gal bandot manifestuoti tokį santykį. Prašykit komentaruose, nes labai panašu, kad šita pirma grupė žmonių iš tiesų labai deda daug pastangų, kad sutikti būtent tokį ilgalaikį partnerį. Ir tai trunka jau gan ilgai. Kažkaip jūs čia tokie esat gan išrankus, nepuolat ant bet ko, tai labai gerai. Toks panašu, kad su kažkokia patirtim ateinat jau. Galbūt vyresni šiek tiek žmonės žiūri, ne paaugliai, ne labai jau kažkokie jaunuoliai žiūri, galbūt tai vidutinio amžiaus žmonės, galbūt jums jau yra gerokai virš 20 arba virš 30, gal net virš 40 metų. Tai kurie jau turite kažkokią patirtį santykiuose. Na, greičiausiai, tai galbūt yra dauguma. Gali būti, kad taip ir nėra. Tiesiog panašu, kad jūs dedate tikrai
daug pastangų. Kažką tai manifestuojat su santykiu susijusio, bandot kažkaip pritraukti tą tinkamą partnerį, pasikviesti savo gyvenimą tinkamą partnerį, kažkokius ritualus galbūt atliekote, kažkaip tai mintise kažkokias galbūt afirmacijas kartojat, gal kažkaip tai, dar kažkaip tai bandot pasikviesti. Taip, ir kada čia pas jūs? Gerai. Šiaip tai gan greitai turėtų. Dabar, jeigu jūs žiūrite dabar, kada įkeltas video, tai gali būti, kad tai atsitiks rudenį. Gali būti labai didelė tikimybė, kad tas žmogus į jūsų gyvenimą ateis rudenį. Ir jis ateis taip įdomiai. Kažkur jūs nežadat darbo keisti. Kažkokios aplinkos keisti, darbo keisti, kažkokį pokytį inicijuoti savo gyvenime galbūt. Ir per tą pokytį būtent ateis tas žmogus. Labai panašu, kad jis arba rudenį, arba rudens pabaiga, žiemos pradžia. Tai jeigu žiūrite dabar, kada yra video įkeltas, tai vasara, tai iš tiesų iki metų galo. Iki metų galo jūsų gyvenime turėtų manifestuotis tas žmogus. Labai panašu, nes jūs tikrai labai dėtų daug pastangų, kad iš tiesų turėtumėt kokybišką santykį. Kad sukurtumėt save kažkaip tai, dedat į save labai daug dalykų. Tai turėtų būti ruduo. Žiemos pradžia, tai sakau, tai turėtų, aš galvoju, kad jūs kalėdą švęsit jau su, jeigu žiūrite dabar, kada dar yra vasara, jūs kalėdas greičiausiai švęsit jau su antra pusė. Kaip fainai. Gerai, žiūrėkit, ką dar jums galima padaryti, kad dar labiau išdirbtumėt save, kol sutiksite savo šitą ilgalaikį partnerį. Nežinau, prašau. Vieną arba dvi. Ar yra žinučių pirmai grupiai, ką jie dar galėtų savyje išdirbti, patobulinti, Žiūrėkit, sielų tiltas. Kokia graži korta. Šitą kortą yra viena man gražiausių apskritai nežinomų situacijų orakule. Sielų tiltas. Pereik sielos tiltą, kad susijungtum su kita sielos pusė. Čia jūs galbūt ilgą laiką bandot pasikviesti savo sielos dvynį. Nėra taip, kad kažkaip tai bandot pasikviesti ilgą laiką tą kokybišką santykį, kad tai būtų sielos dvynys. Ir yra tas vidinis toks troškimas, kad tai būtų sielos dvynys. Tai va čia jūs greičiausiai taip ir bus jums, kad jūs ir sutiksit tą sielos dvynį. Yra labai didelė tikimybė, kad jūs tikrai iki metų galo, ruduo, žiemos pradžia, ruduo nuo pradžios rudens iki žiemos pradžios, tai iš tiesų didelė tikimybė, kad jūs iš tiesų sutiksit savo sielos dvynį. Tai tiesiog atsiverti ir patikėti, kad visgi tai įmanoma, kad tas darbas, ką jūs darėt, kad jūs bandėt pasikviesti, kad jūs kvietėt, kad jūs dėjot savo energiją į tai, patikėkit, kad tai gali tikrai vykti ir tai gali išsipildyti. Žiūrėkit, iš tiesų labai graži jūsų žinutė yra nuo orakulo, tai tiesiog pereik, nebijok pereiti tą tiltą, kad sutiktum savo antrą širdies pusę. Iš tiesų, kad susijungtų dvi širdis, kad susijungtų dvi pusės, dvi dalelės, tai čia labai yra, čia labai didelė tikimybė, kad į jūsų gyvenimą iki žiemos vidurio ateis jūsų sielos dvynys. Tai nepameskit to kelio, nesirinkit mažiau negu jums yra skirtas tikrai sielos dvynys ir jūs jį labai greitai sutiksite. Tai ačiū pirmai grupiai, tikiuosi, kad viskas jums taip ir išsipildys.
kad žiūrit. Ir mes keliaujame pas antrą poziciją. Antra pozicija, žmonės, kurią žiūrėsit antrą poziciją, kada jūsų gyvenimą ateis ilgalaikis, rimtas partneris arba partnerė, su kuriuo jūs sies abipusis romantinis meilės ryšys. Gerai. O, geras. Gerai. O čia tai staigiai turite įvykti. Ir greičiausiai tas žmogus jau yra jūsų aplinkoj. Gerai. Laikotarpis jums irgi yra iki pavasario pradžios. Maždaug nuo, dabar pažiūrėkime, rudens pabaigos iki pavasario pradžios. Jeigu žiūrint taip į laiką. Ir greičiausiai, kad tas žmogus jau kažkur dabar yra jūsų aplinkoj. Galbūt jūs su juo dar nepalaikot kažkokio tai ten artimo santykio. Galbūt čia dar yra viena pusė šitos grupės, kuri greičiausiai klausėte. Ar tas žmogus, su kuriuo jūs dabar ten tarsi flirtuojat, tarsi kažkaip jisai jums ten dėmesį rodo, tačiau dar nieko rimto kažkokio tokio nėra. Galbūt jūs čia klausėt, ar su tuo žmogum kažkas įvyks rimto. Ar tai perės į rimtus ilgalaikius santykius, tada taip. Taip. Jeigu toks yra klausimas, jeigu tas žmogus jau jums dabar rodo dėmesį, arba jūs ten kažkaip rodote tam žmogui dėmesį, ir lygtais ir tas abipusis simpatija lygtais, tačiau dar nieko kažkokio gilaus dar nėra ryšio, tik tai kažkokie žvilgsniai ten, nežinau, galbūt komplimentai ar šypsenos ar kažkas tai, ir galvojat, ar tai bus jūsų partneris, tad taip, bus. Arba partnerė. Tai greičiausiai tas žmogus iš tiesų jau yra jūsų aplinkoj. Kažkur tai, žiūrėkit. Žiūrėkit, ar siunčia jums kažkas tokius signalus. Gal tai netgi yra kažkur tai socialinėje erdvėje kažkoks žmogus, kuris nuolat pakomentuoja ten jūsų, pagiria kažką. Tai žiūrėkit, jisai jau yra. Tai čia ir bus labai greitas tas santykis, labai greitai viskas rutuliosis ir iš tiesų labai sėkmingi santykiai bus ir labai ilgalaikiai. Čia yra labai tvirtas ryšys pas jūs bus. Tikrai šitam, tai jūs tiesiog skraidysit padebesiuose, kaip sakau, drugeliai pilve skraidys jums ir čia tikrai bus toks fainas ir ilgalaikis santykis. Tai tikrai iki pavasario pradžios, nuo rudens pabaigos iki pavasario pradžios, kažkur tame laikotarpyje, jeigu žiūrite, žinoma, kažkada vėliau, ten, nežinau, po metų ir po pusantrų metų, kada tas video buvo įkeltas, tai vėlgi tas laikotarpis gali būti indikatorius, kad rimtesnis santykis tuo žmogum prasidės maždaug rudens pabaiga, pavasario pradžia, bet tik maždaug galima orientuotis, ne? Tai va, tai tikrai, čia labai gražu. Ir žiūrėkit, dar turiu oraklą, šiandieną pasiemus, tai ką dar galite padaryti, arba kokia dar žinutė antrai pozicijai yra, kokia dar žinutė, galbūt ir antrai pozicijai, ką mes čia turim. Nu gerai, pasitikėkim, kas čia yra. Aha, atgimimo ugnis. Taip, saulėlydžio šviesa. Ir šviesos nešėjas. Čia taip, fainai, žiūrėkit. Atgimk liepsnose ir gauk naują gyvenimą, reiškia, ne, kažkoks atgimimas, tai čia tikrai jau tas apie jūs. Naktis visada praeina ir saulėlydis visada ateina. Tai, ne, po nakties visada ateina šviesa ir šviesos nešėjas. Pats savo tapk šviesos nešėju, kuris apšviestų tavo kelią ir kartu apšviestų kitus. Žiūrėkit, gal jūs dirbat kažkokį darbą susijusi su kažkokia saviugda, joga, kažkokiam praktikom dvasiniam. Nes čia gali būti, kad per tai pas jūs atėjo, aš sakau, kažkas tai,
tas žmogus jau yra jūsų aplinkoje. Galbūt tai yra jūsų kažkoks klientas arba klientė. Gal jūs vedat kažkokius tai mokymus, kažkokias tai saviugdas. Gal patys einat saviugdos keliu ir atgimimo keliu. Ir tome kelyje labai yra didelė tikimybė, kad jūs sutiksite tą žmogų. Tai tikrai ta aušros šviesa, aš man atrodo, saulėlydžio prieš tai pasakiau, atsiprašau. Gal kažkam ir tas saulėlydis iš tiesų surezonavo, dėl to aš tai pasakiau. Tai iš tiesų ta aušra yra nebe už kalnų ir tikrai jinai bus. Tai va, tas žmogus jau kažkur va toje aušroje, jisai jau ten yra pas jūs kažkur gyvenime, nebetoli. Jūs gal net su juo bendraujat. Ir tikrai, jums čia nusimato labai tvirti santykiai, labai tokie, kaip sakau, net bendradarbiaujantys santykiai, ne tik tai, kad tai yra kažkokia romantinė meilės pusė, tačiau jūs labai būsit stiprus kaip partneriai, gal net kažkokią veiklą kartu sukursit, aš sakau, jūs gal kažkokią saviugdą užsiimat arba einat patys saviugdos keliu, kad labai panašus į save žmogų turėtumėt. Tas žmogus turėtų būti jūs labai panašus, su kažkokiais labai panašiais tikslais, ar veiklos sritim, ar vertybėm labai panašiom, ar kažkoks tai jo būdo bruožai jūsų bus panašus, kažkas labai va tokio, kuris jūs tikrai žinot ir sutiksit ten, kur jūs jau dabar esat. Tai ačiū antrai grupai, iš tiesų tikiuosi, kad taip ir bus, kad visa tai jums išsipildys. Ir jūs turėsite, o man dar atsiverti, gerai. Tai iš tiesų, nebijokit atsiverti santykiams, antra grupė. Tikrai, jeigu tai žmogus jums rodo dėmesį ir jūs abejojat, nebijokit atsiverti santykiams, o jums kvailio korta krenta, visiškai nauja pradžia ir 10 monetų dugne. Labai sėkminga pradžia ir labai sėkmingi nauji santykiai. Ačiū antrai grupiai, o mes keliaujam pas trečią poziciją. Trečia pozicija, žmonės, kurie žiūrės trečią poziciją, kada tikėtina, kad jų gyvenimą ateis ilgalaikis, tvirtas, abipusis partneris arba partnerė, su kurios jas abipusis meilės, romantinis, tvirtas ryšys. Ką mes čia turim? Gerai. Kada tikėtina, kad jūsų gyvenimą... O jums čia sako, kad jūs dar esat neišsprendę kažkokių savo vidinių dalykų. Ir jūsų gyvenimą dėl to negali tas žmogus įeiti. Tiesiog jūs esate užsiblokavę. Gal jūs esate patyrę šitą grupę kažkokią tai skaudų. Labai panašu. Kažkokią tai skaudų. Kažkas skaudaus susijusių santykių. Gal jūs esate paskaudžių skyrybų. Gal jūs esate kažkokios išdavystės. Nes jūs labai saugot save. Šita grupė, jūs kažkaip labai saugot save, ta prasme, jums baisu į santykį eiti. Jums dėl kažko baisu ir nesaugu eiti santykį ir jūs ieškot tokio tarsi gelbėtojo, kad ateis kažkoks tai vyras ar moteris jūsų gyvenimą, kaip partneris romantinis ir jis jūs apsaugos, apgins, bet jūs kažkaip esat užsiblokavę šitoj vietoj. Pagalvokit apie ką čia yra, jūsų gyvenime negali ateiti tinkamas jums partneris. Negali, nes jūs esat užblokavę save. Jūs dėl kažko užblokavę esat savo meilės kanalą, meilės čakrą, širdies čakrą. Kas čia pas jūs gyvenime įvyko, kažkokie skaudūs įvykiai, jūs kažkas labai nuvylė, ankstesnis partneris ar partnerė, žmona, vyras, kažkas tai, nežinau, sugyventinė, čia nežinau, kokį statusą jūs patys tau susiteikėt. O kažkaip tai tarsi patys bijot to santykio.
Arba nedrįstat. Klausėt kada ir nedrįstat tuo pačiu, nedrįstat. Jums baisu, kad vėl bus taip pat, kad vėl jūs išduos. O jeigu, kas bus, o jeigu bus. Kažkas va šitoj grupėje tokio labai stipriai jaučiasi, kad jūs labai saugot save ir jums yra tiesiog nedrąsu ir baisu. Ir jūs nebetikit gal netgi meilę, kad meilė egzistuoja. Tai kodėl tada klausėt tokio klausimo? Žiūrėkit, jūsų siela nori skristi laisvai ir būti mylima. Jūsų širdis užrakinta, užverta ir jūs labiau gyvenat praeitimu, tuo, kas buvo. Ir dėl to negali pas jūs ateiti, jūs neįsileidžiat tarsi nesąmoningai, galbūt jūs sąmoningai ir sakote, o kaip faina būtų ten kažką sutikti. Tačiau, o kaip faina būtų turėti ten mylintį vyrą arba mylinčią moterį. Tačiau jūsų širdis užrakinta. Pagalvokit, dėl ko jinai yra užrakinta. Tai vat jums pirmiausia reikia atrakinti save, paleisti tas patirtis, nes dabar jeigu pas jūs kažkas ateis, tas žmogus nebus tas, kurio jūs tikitės. Jis jums vėl kartos tą pačią istoriją, nes jūs toje istorijoje gyvenat, vis dar laikotės kažkaip įsikabinę, sąmoningai ar nesąmoningai. Tai pirmiausia, jūs turite paleisti save nuo ankstesnių patirčių ir patikėti, kad meilė, tikra meilė ir tikri santykiai ilgalaikiai jums yra įmanomi. Va, gerai, pažiūrėkime, ką jums dar pasakys orakulas. Ar yra žinutė trečiai pozicijai? Ar yra žinutė trečiai pozicijai nuo orakulo kortų? Kas čia jums vyksta ir ką jums reikia padaryti? Black cat. Na gerai. Aha, juoda katė. Aha. Tylūs žmonės turi kažką savyje, kuo jūs nepatikėtumėt. Čia apie jūs. Čia ne apie jūsų antrą pusę, čia apie jūs. Nes jūs turit tikrai labai daug meilės energijos, meilės jėgos. Jūs labai norit mylėti ir būti mylimi. Ir dėl to jūs esat pažeidžiami, tampat pažeidžiami. Va ta juoda katė. Šiaip juoda katė yra labai geras ženklas, labai gera simbolika. Daugelį kultūrų naudojama. Mes kažkaip tai žinom tą negerą pusę, kad juoda katė, tai čia raganos augina juodas katės, iš tokio atėjo dar viduramžių tokių visokių keistų tokių įstikinimų, kad juoda katė neša nesėkmę. Juoda katė iš tikrųjų yra simbolis to vidinio pasaulio, kurio mes neatskleidžiam į išorę. Tai vat, galbūt jūs neleidžiat žmonėms iki galo savęs pažinti dėl savo ankstesnių patirčių. Jūs bijot pasitikėti, bijot, kad jūs vėl nuvils. Bet vėl prie to pačio neteinam, tarsi patys save laikot užblokavę. Tai paleiskit save nuo tų patirčių, jos buvo tam, kad jūs kažką suprastumėt apie save pirmiausia, kad galbūt jūs kažkaip pernelyg greitai tą santykį pasineriat, pernelyg greitai patikit kitais žmonėmis, tai dabar pradėti šis nebetikėt. Tai jeigu jūs norėsit meilės, tai jūs pirmiausia turite pagalvoti, ko aš noriu ir ko aš esu vertas arba verta. Tai nepasiduokit tam, kad, gal užteks ir ten kažko mažiau, gal ten kažkas ten dėl manęs pasikeis. Ne. Jūs aiškiai turite nusistatyti, kokio partnerio arba partnerės jūs norite ir kad tik tai toks žmogus ateitų į jūsų gyvenimą. Tai pirmiausia, jums reikia paleisti save nuo savo paties kalėjimo, nes šiai dienai, kai partneris tinkamas jums, tas, kurio jūs iš tikrųjų giliai širdį arba sielai norėtumėt, jūsų gyvenimą ateiti negali, nes jūs esate patys save užblokavę. Tai ką, linkiu jums sėkmės, paleidžiant save nuo ankstesnių patirčių,
Ir ačiū trečiai pozicijai. Tikiuosi, jums padėjo, buvo naudinga arba tiesiog įsižeminot. Ir mes einam pas ketvirtą poziciją. Ketvirtoji pozicija. Taip. Ketvirta pozicija. Žmonės, kurie žiūrės ketvirtą poziciją. Kada į jūsų gyvenimą? Gerai. O jūs tokie esat praktiškai pragmatiški žmonės. Ar taip yra? Nes galvoju, kai apie jūs paklausiau, tai va, ta korta iškrito ibis. Toksai labai daug svarstot, galvojat, labai daug analizuojat save, kitus, pasaulį, įvykius, situacijas, jūs čia esat. Ir čia gali būti jums tiesiog šitą kortą kaip signifikatorius, kas čia atėjo į šitą grupę. Iš tiesų, tokie labiau logiški, praktiški galbūt žmonės. Tai jeigu nerezonuoja nieko tokio, čia tiesiog galbūt dauguma tokie ateina iš šitą grupę dėl to. Bet kažko dar vis norintis išmokti, sužinoti, besimokantis, galbūt jauni žmonės šitą grupę renkasi, jaunuoliai, studentai tokie, kurie visam pasauliui dar atviri. Arba šiaip tiesiog jūsų protas vis dar atviras yra pasauliui ir jūs vis dar domitės, galbūt esate vyresni, tačiau norit vis dar išmokti, kažką sužinoti ir esate tokie viską apsvarstantys žmonės. Galbūt yra jūsų signifikatorius. Didelė tikimybė. Gerai. Tai ketvirta grupė, žmonės, kurie žiūrės ketvirtą grupę, kada jūsų gyvenime tikėtina, kad ateis ilgalaikis partneris arba partnerė, su kuriuo jūs jas abipusis, tvirtas ir ilgalaikis romantinis meilės ryšys. Šitą šiek tiek patrauksiu, gerai. O kaip įdomu. Gerai. Leiskit man šiek tiek pagalvoti, gerai. O nėra taip, kad jūs vis dar santykiuose esat kažkur tai kituose santykiuose ir dar neišėjo iš tų santykių. Leiskit man vieną reikšmę pastikrinti gerai, nes labai įdomi šitą situaciją. Taip, gerai. Aha, gerai. Čia labai panašu. Jo, kažkaip irgi tikslaus laikotarpio jums nerodo, nes tai priklauso nuo jūsų pačių. Aš sakau, jūs labai daug kažkaip svarstot, jūs esate tie, kurie labai daug viską mąsto, analizuoja, galvoja, taip ar ne, kas čia apie ką. Ir viena pusė, tų, kurie čia esate vis dar santykyje kitam, kuriuo esate nepaleidę ir dėl to jūsų gyvenime neteina tas žmogus tinkamas, o kita pusė, jūs tiesiog nesiimate veiksmų. Žiūrėkit, ar gali būti taip, kad jūs esat labai nedrąsus iš tikrųjų žmogus. Ir jūs, aš sakau, čia gali būti labai jauni žmonės pagal viską. Šitas vėžlys būtent toksai, aš galvoju, jūs čia esate rimtai, galbūt ta grupė atėjo tokia jauna labai dar ir nedaug tos patirties meilėje, romantiniam santykyje turite. Kažkaip tai
tarsi patys nedrįstate parodyti iniciatyvos. Jeigu jūs parodytumėte iniciatyvą, tai jūs ir galėtumėte tos santykius sukurti. Galbūt kažkas tai jums jau rodo dėmesį ar praeitie rodė, tačiau jūs nedrįsot atsakyti tam žmogui. Arba tiesiog galvojat, kad tie santykiai ne jums, kad tas žmogus jums per geras. Kažkaip tai save nuvertinat. Ir dėl to pas jūs neateina. O gerai, tarkim, jeigu jūs atsiversit tokiu laikotarpiu, tikėtina, kad tas partneris pas jūs ilgalaikis romantinis tvirtas ateis. Šitos kortos žiūri įdomios yra iš tikrųjų ir aš pastebėjau, kad jas renkasi žmonės tokie, kurie labai analizuoja save, užsiima save analizę ir labai net neduoda atsakymą. Tai greičiausiai atsakymas yra jumise, kurie esat labai linkę save analizuoti, narstyti ir šiaip esat aukšto intelekto ir aukšto emocinio intelekto žmonės. Tokie žinantys savo vertę iš vienos pusės, tarsi žinantys, ko nori, tačiau ne visada drįstantis imtis žengti ten, kur norit būti. Tarsi patys save ribojat. Turit labai aštrų protą, labai tikrai tokį aišku žinojimo, suvokimą apie save. Iš vienos pusės, iš kitos pusės nedrįstat žengti žingsnio ir laukiat, kol kažkas kitas tai padarys. Tai žinokit, per ilgai laukia, jūs galite likti prie suskilusios geldos. Tai kas yra apie tą ožį, žiūrėkit, nes šiaip tai šitas ožys atitinka velnio kortą, jeigu tai būtų tradicinė kortų kaladė, tai būtų velnio korta. Velnias, kuris laiko už grandinę žmogų, nors ta grandinė net prie jo neprirakintais, tarsi galėtų bet kada išeiti iš narvo, kuriame velnias laiko, tačiau jisai neišeina. Tai tarsi patys save kažkaip ribojat, tarsi nedrįsta, tarsi galbūt jums tikrai praeitį ar dabar kažkas rodo dėmesį, tačiau jūs galvojat, kad jūs esat nevertas, neverta to žmogaus, jis jums per geras, arba kažkokį žmogų įsimylėjot, tačiau nedrįstat parodyti, nes galvojat, kad jis jūs atstums, jis jums per geras, jis ieško kažko kito, arba kažkas apie tai yra čia, apie jūsų vidų, apie tai, kaip jūs vidų jaučiatės. Žiūrėkit, pažiūrėkime dar, ką jums orakulas rodytų. Gerai, ar yra žinutė ketvirtai pozicijai? Ar yra žinutė ketvirtai pozicijai, kur yra labai įdomi? Žvaigždė. Ir ką čia turi? Darkness. Tamsos akis. Vedimas ir įkvėpimas. Žvaigždė, žiūrėkit, koks čia gražus miestelis. Čia yra jūsų. Čia yra jūsų vidinis pasaulis, greičiausiai. Galima taip galvoti. Ir tamsos akis. Išlik budrus tamsoj. Nakties tamsoj, kad atrastum paslėptas tiesas. Žiūrėkit, labai aišku, labai siejasi būtent su to, ką mes ką tik kalbėjom ir galvojom čia, ne? Kažkaip tai jūs patys tarsi kažkokios savo dalies negalit priimti ir jaučiantis to santykio tarsi neverti. Tarsi jūs norit per daug, o kas jeigu taip, o kas jeigu kitaip. Nors tikrai turit tos energijos ir jėgos ir tos, tarsi sakau, tokios jaunystės energijos, net jeigu ir nesate ten 20 metų kažkokiame etape, tai gal esate vyresni, tačiau tos energijos yra ir jūs esate labai smalsus žmogus, tačiau kai reikia kažką daryti romantinę srity, jūs kažkaip save paimat ir nuvertinat ir sakat, gal čia tas jisai labai toks fainas, jisai mane nežiūrės, ne į mane, jūs galvojat, ne? Kažkas tokio.
Ir va taip tarsi patys save užsiblokuojat. Ir aš galvoju, jeigu yra toks žmogus dabar jūsų akiratėje, nebijokit jam parodyti dėmesį, nebijokit jam parodyti, ką jūs jaučiat. Gal iš pradžių jisai jūs atstums, tačiau gal jam bus tiesiog netikėta, kad jūs tai jaučiat, nes greičiausiai neparodot. Jūs parodykit, nebijokit, pirmos reakcijos žmonės reaguoja įvairiai, kai jam pasako, kad kažkas, jos yra, jis žavisi, jos įsimylėjo arba tiesiog patinka. Kartais žmogus tokį patiria šoką tiesiog, tai ta pirminė reakcija nieko nereiškia. Tiesiog palaukit, tas žmogus pats to pas jūs ateis. Bet žingsnį pirmą turit žengti jūs. Tai greičiausiai jau yra pas jūs žmogus, kurio jūs norėtumėt būti ir kurį jūs matytumėt kaip savo partnerę. Ir tikrai jums verta tą pirmą žingsnį žengti. Nustot abejot. Nustot save kažkaip riboti, nuvertinti. Aš paparysiu gerai kitą kaladę, žiūrėkit, pažiūrėsim mane. Bet kas jums labiausiai trukdo būti santykyje su ilgalaikiu romantiniu partneriu, ateiti į santykį. Štai 4 grupėje. Tai taip, jūs kažko kovojat, netikit, save nuvertinat. Žiūrėkit, kokios čia kortos. Kad jūs per prastas, kad jūs ten toks, kad jūs, nežinau, gal net kažkas jums pasakė kažkada, kad jūs netikėlis kažkoks ar netikėlė, nes tikrai labai panašu į tai. Ir jūs ten kovojat dabar su savim ir to visiškai nereikia. Tai ne apie jūs, ta žinutė buvo iš išorės kažkieno pasakyta, tai yra ne apie jūs, tai yra apie to žmogaus paties kažkokius vidinius dalykus, kuris jums tai sakė, jeigu tai buvo pasakyta iš išorės, arba jūs patys savo kažkaip įsikalbėjot. Bet tai neturi pagrindo. Jūs esate vertas arba verta. Tikrai, žiūrėk, taip. Tikrai esate verta. Čia dauguma galbūt moteris šitoje žiūri grupėje. Tai jaučiu, kad ir vaikinukų. Čia yra tokių jaunų vaikinukų, kurie tikrai žiūri ir galvoja apie partnerę, su kuria norėtų būti. Tikrai yra energija jaunų vyrukų, kurie yra šitą grupę ir nedrįstat parodyti savo jausmų, o tikrai vertėtų. Tai jums stiprybės, gal palinkėjimas, netgi toks iš korto ateina. Jėgos korta 8, didysis arkanas. Tokia atrasti save tą meilės jėgą, meilės, tą švelnę tokią energiją, švelnę jėgą, galbūt tai ir yra, tai jūs tokie viduje, tokie švelnų žmonės, tai labai savianalizę tokia pasinešę, viską apsvarstantis, apgalvojantis, labai analizuojantis, labai apie save, apie kitus, tokie daug mastų, daug galvojat ir šito overthinkinimo, per didelio galvojimo, tai jūs pamirštat, kad reikia dar ir veiksmų padaryti, jeigu nori kažką gauti. Tai čia labai faina, tokia energija, aš yra man šitą grupę, jūs tokie faini esat. Iš tikrųjų, tokia jaunatviška energija iš jūsų ateina. Ir žiūrėkit dabar, ką jums reikia padaryti, patikėti, kad tai yra jums tikrai skirta ir jūs galite. Nes jūs tikrai galite. Tai nebijokit žengti žingsnį ir parodyti. Nes net neduoda laiko intervalo, reiškia, ta simpatija jau yra kažkur, tai jau yra ir jūs nedrįstat kažko padaryti, o reikėtų sėkmės jums. Ačiū, kad žiūrite. Ir jeigu norite savo individualios konsultacijos, parašykite Facebook profiliui Angelų skaičiai ir ką. Ačiū, kad žiūrite, susitiksime kitose video. Iki!